Kai pradėjau mokintis demokratinės kultūros, supratau, kad tai nėra teorija, tai yra tiesiog per praktiką, tu turi patirti, kas tai yra ir kaip tu toliau gali tai plėtoti ir atsinešti savo bendruomenę ir ugdyti toliau žmonės. Tas yra svarbiausia. Aš esu Ramutė Jankauskaitė, šiuo metu atstovauju Staškūniškio kaimo draugiją Anykščių rajone. Staškūniškis yra labai mažas miestelis, jame gyventojų skaičius su visais aplinkiniais kaimais yra 350, pačiame miestelį gyvena 200 žmonių. Iš tikrųjų mažas, toksai užmirštas Anykščių rajono pakrašty miestelis. Mokymai man asmeniškai buvo vertingi tuo, kad pakeitė supratimą apie demokratiją, apie sprendimų priėmimą, pateikė platesnį suvokimą, ką veikia savivaldybės, kaip jos priiminėja sprendimus, kaip jos kreipia dėmesį į gyventojų lūkesčius ir norus. Visada man patiko priiminėti sprendimus vienai pačiai, nes atrodė visieną, kad tu žinai geriausiai ir visieną, jeigu tu įgyvendini tą projektą, tai yra lengviausia, kaip tau geriau padaryti. Bet mokymuose išmokau to, kad jeigu paklausi kitų nuomonės, gauni atsakymą ir tai kartais net ir dažnai būna geresnis negu tavo pirminė mintis. Balandžio mėnesį turėjom tokią situaciją. Mes laimėjome dalyvaujamį biudžetą Anykščių savivaldybei. Pas mus kaime turi įrengti vaikų žaidimo aikštelę. Ir kilo tokia kaip ir situacija sudėtinga dėl to, kad seniūnija nori statyti aikštelę prie bibliotekos pastato, o kaimo žmonės nori statyti kaimo parke. Ir tada kilo idėja man ir seniūnui, kad reikia padaryti apklausą, kaip iš tikrųjų tie žmonės, kiek tų norinčių yra tam parke ir koks tas yra realus skaičius. Tai pirmas dalykas, ką padarėm, tai Facebook'e įdėjom apklausą, kad jie prabalsuotų, kiek žmonių norinčių prie bibliotekos pastato, kiek parke. Ir iš tikrųjų pamatėm, kad daugiau negu 70% žmonių nori tam parke. Tai buvo akivaizdu, kad kito sprendimo negali būti, nes tam parke reikės žemės tarnybos sutikimo, bet jau einam tolesniu keliu ir darom taip, kaip žmonės nori. Jeigu būčiau nesimokinus demokratijos mokykloje, tikrai turbūt būčiau priėmus patį greičiausią sprendimą, taip kaip seniūnija sako, kad tai yra geriausias, paprasčiausias būdas, pastatom prie bibliotekos ir viskas. Bet mokinantis demokratijos mokykloje buvo akivaizdu ir lektorius dažnai kalba, kad vis tiek reikia kiekvieno sprendimo, ką tu darai, tu turi klausti žmonių, tu turi klausti daugumos, ko jie nori. Ir tikrai tai įdiegė man į galvą, kad aš negaliu viena priimti to sprendimo.